Nerimas prieš išvykstant, kaip pavyks rasti bendrą kalbą su Afrikos moksleiviais, jau seniai pamirštas. Balsingiems lietuvaičiams visai neprastai pritarė ir Liberijos sostinėje esančios Don Bosco mokyklos auklėtiniai. Tačiau pradėkime nuo pradžių. Tai yra grįžkime atgal 6000 km į Lietuvą. Vilniaus oro uostas, ankstyvas rytas ir nenumatyta problema dėl ketinamų gabenti dovanų. Kamuolius į lėktuvo bagažą priims tik išleidus iš jų orą. Tačiau neapleidžia ir mintis, kas laukia valstybėje, dar tik bandančioje atsigauti po 14 metų vykusių kruvinų pilietinių karų. Liberija blogis, kraujas, karas ir panašiai, kol kas nieko gero. Pakankamai yra pavojinga ir ten nėra turistinė šalis. Labai skurdi šalis, badas, trūkumas gerimo vandens. Noris pamatyti savo akim, kaip ten iš tikrųjų yra, nes per televiziją, internetą to nepamatysi. Kas labiausiai trūksta Afrikai, aš manau, yra išsilavinimas ir švietimas. Liberija tai šalis, kuri kaip kontrastas Lietuvai. Jeigu čia šalta mes sustriukiam, tai ten turbūt bus karšta, drėgna ir galbūt pamatysim tai, ko niekada nepamatysim daugiau. Monrovija – vakarų Afrikos valstybės Liberijos sostinė. Liūčių sezonas dar nepasibaigęs, tad dangus lietaus negaili. Atvykusiuosius pasitinka smalsus pradinukai ir Don Bosco mokyklos direktorius tėvas Žozė, iš Indijos kilęs vienuolis salezietis. Šalies kolegijų studentams konkursą Mano idėja Afrikai inicijavo Europos parlamento narys Eugenijus Maldeikis. Praktinius paramos Liberijai projektus pateikė 30 komandų iš 12 šalies kolegijų. Viena konkurso nugalėtojų Utenos kolegijos komanda sukūrė projektą, kurio idėja Utenos įmonių bendradarbiavimas su Liberija, jos nuo kiekvienos parduotos prekės skirtų po 1 centą. Iš surinktų lėšų Liberijoje būtų atidaryta siuvimo įmonė. Kiti nugalėtojai Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentai konkursui pateikė projektą, kuriuo siekiama apsaugoti Liberijos miškus. Prizas įspūdingas – savo akimis išvysti Liberiją, valstybę, kurią turistinė šalimi kol kas tikrai pavadinti negalima. O Lietuvos užsienio reikalų ministerija ją yra įtraukusi į nerekomenduojamų vykti valstybių sąrašą. Kur nėra safari, kur nėra turizmo, kur nėra prabangių viešbučių, kur matyti tą tikrąją Afriką, kaip iš tiesų gyvena žmonės, kaip dirba, toliau pamatyti, kaip veikia nevyriausybinės organizacijos, kaip realiai daromi įgyvendinami projektai. Viena diena praleista Afrikos mokykloje atrodo lietuviams studentams įsimins ilgam. Vėliau jie prisipažins anksčiau emocijų nekėlusiems raginimams remti Afrikos vaikus, padėti afrikiečiams išbristi iš skurdo, privers kaskart suklusti. Aš labai sužavėta, todėl kad jie yra labai aktyvūs ir labai draugiški mums. Iš pradžių, kai mes čia atvažiavom, tai visi mus tiesiog žiūrėjo iš tolo ir niekas prie mūsų nebėgo. Bet kai mes pradėjom su jais šokti, žaisti... Kur man būtų lengviau dirbti, ar čia, ar Lietuvoje? Mokyt gal dėl drausmės, aišku, Lietuvoje, bet jie labai gabūs. Mes mokėm per pamokėlę lietuviškai pasisveikinti labas, ačiū, puikiausiai, beveik be akcento. Savo kūrybos dainą dainavau jiems apie Angelą. Jie dainavo savo himną, taip pat jie labai daug domėjosi apie mūsų sostinę Vilnių, apie mūsų Lietuvos vėliavą, ką tai reiškia mūsų spalvos. Visi jie yra labai žingeidūs ir man tai pasirodė, kad jie yra viena labai didelė šeima. Manau, viskas yra geriau negu tikėjomės. Tai kur tas karas, kur ginklai, kurio žadėjai išvykdama? Baigėsi prieš 5 metus viskas, dabar tikrai viskas labai gerai ir gražu. Dabar yra labai gera ir aš tikrai žinau, kad aš nenorėsiu iš čia išvažiuoti.